Sveiki visi, grįžom. Galvojat, negrįšim. Grįšim dar 1000 kartų. Neturiu laiko editint, tai nelabai katinti video. Žodžiu, šiandien aptarsim daug įvairių temų, nes nepraėjusi juodai penktadienį. Eglutę stovinčią čia. Gal Epsteino sąrašą. Galbūt. Aptarsim Maksimos reklamas geriausias. Ir many more. Tai neišjungkite šitą video. Pažiūrėkite 10 sekundžių. Davai, techninė sklandumai aišku. Production teamas gerai. Grįžom back on track. Va, žiūrėkit. Kas būtų... Esat girdėję apie Epsteino sąrašą. Epsteinas, milijonierius, kaip jis vadinosi, pasaulietis, kažkas, žodžiu, kur konektindavo žmonės savo vakarėliuose, jis veždavosi mergaitės į salą ir jas didlino galimai. Tai klausimas yra, kas buvo tam sąraše? Bet kadangi viskas vyksta už vandenyno, gal tikrasis ir įdomesnis klausimas yra, kas būtų tam sąraše, jeigu Epsteinas būtų buvęs Lietuvoje? Kas iš Lietuvos įžymybių patektų į Epsteino sąrašą? Būtų patekęs. Įsivaizduokite, yra koks milijonierius ir jisai sako, laukiam visi į salelę už Nidos. Ten yra žmonių. Svarbiausia ne ką aš manau, nes aš galiu čia biškį per daug prisikalbėti, gal ir prisikalbėsiu, bet ką mano, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas. Galim jo paklausti. Pavyzdžiui, tegul giliau pagalvoja. Jeigu Epsteino sala egzistuotų Lietuvoje ir į ją būtų kviečiami svečiai, kas iš Lietuvos įžymybių būtų šiame sąraše, šioje saloje, aplankė šią salą? Išvardink 5. Pažiūrim. Dėl prašymo apie realius žmonės. Ką iš čia meluoja? Atsiprašau, negaliu. Čia jie realūs žmonės, žiūrėk. Sako iš pradžių, sako, jei jūs dėl prašymo apie realius žmonės negaliu spėlioti teikti konkrečių žmonių, bet tada pateikė sąrašą vietoj to 5 realistiški variantai. Ne, čia ChatGPT spekuliuoja, kas būtų Epsteino saloje, jeigu tai būtų lietuvių įžymybės. Ir pirmas yra Aistė Vaitkutė, egzistuoja toks žmogus? Nežinau, kas netokia. Ar čia sukūrė tiesiog ChatGPT žmonės, tai pažiūrėsim. Man atrodo, nelabai egzistuoja, aš dabar žiūriu. Gerai, Antras pagal Copilotą žmogus, kuris būtų sąraše, Mantas Žilinskas. Savo kažkoks bičiukas iš kalėjimo, man atrodo. Ne, kažką čia ChatGPT ne to kalba. Arba jį nori ser realistišką tipo viešų asmenų. Jo sudaryk hipotetinį sąrašą tikrų įžymybių, vos pakoregavus jų vardus. Nu, dirbtinės intelektą. Considering defamation iš karto. Nesužinosim, kas buvo, kas Lietuvoje būtų Epsteino sąraše. Gal sužinosim, kai paaiškės kažkas. Neskleidžiu konspiracijos teorijų. Bet tikrai Lietuvoje turėtų būti kažkas tokio. Tikrai kažkur didlino. Buvo iš modelių agentūros rašė straipsnį. Modelio kažkokia didlino, kai buvo vaikas? Jau 19 metų. Nu, sakau, tikrai, vadau, šiuo metu turit jūs ieškoti jų, nepalaikyti jų
ir pasakyti policijai, jeigu žinot tokį atvejį. Žodžiu, neseniai praėjo Black Friday ir nežinau, žmonės atsimenat, bet dabar kažkaip nėra tų klipų, bet savo laiku žmonės mirdavo per Black Friday, jeigu atsimenat. Nežinau, ar matė, bet priminsiu, flashbackas į senus gerus laikus. Lietuvoje tik labai daug greičiausiai. Back in 2014, people would do Moninė anything muzika. to back Atminė nesigirdi. Police had to be called to a number of mini riots across the UK. Vienas jų parkrito. as customers Žiūrėk, kas čia battled buvo. over discounted Polaroid TVs. Polaroidinis Lietuvoje irgi telikus. Lietuvoje tai man atrodo nelabai buvo. Buvę. Buvę? Dai pagūglink, Lietuvoje kažkas mirė per Black Friday arba buvo suluošintas. Customers battled over had to be called Žiūrėk. to a number of mini riots across Vienas the UK. parkritęs, kitas as ant jo. customers battled over Akumuliatorius buvo discounted išsikraut, Polaroid niekaip TVs. negirdėjęs jo. Staff in supermarkets were powerless to prevent the frenzy. Teliką 2% pigiau nusipirk. Some relied on clever Versus tactics to secure gyvybės a ir deal. mirties klausimas. Here, one customer throws her purchase to a friend closer to the till. For the Ne, most sako, part, kad however, nebūna it tipo was a taip case blogai, of kaip būna brawn užsieny. over brains. O yra dar kokių unhinged, kodėl čia smėtų, kad šis vagas tam kompui. Even the police struggled to detach determined shoppers from their prize finds. Kas čia per? Aš ieškau klipų. With many stores Most memorable moments. Tai tikrai labiausiai įsimintina, kai žmonės smarkiai susižaloja. O, dar 20-ais buvo prieš COVID truputėlį. Jis nukritęs iš kažko atiminėjo. 3 moterys ir 1 vyras, kitas tam telkį. Didžiausias vyras pavojų teliką pasiėmė, nupirksim gal. Žiūriu. Nu jo, tam buvo reikalų. Dabar matai, dar žmonės gal labiau priprato internetu, kuris ir niekas nesistumdo, nesidaužo gyvai bandant pirkti. Tauties žmonės nesandariuoja, kiek dabar visokių nesąmonių. Ai, nesąmonių telikus. Telikus. Žodžių. Nelabai smagu. Ką mums Išprotėjo, atrodo. pasiūlė Sam Fridays? Sam Fridays, sakau. Nereklama, ką mums pasakė Black Friday. Ką mums pasiūlė Black Friday, nežinau. Bet Maximoje lygtai nemačiau vienos reklamos, bet Maximos, aš neseniai tik pasidėjau, kad Maximos kanalas yra wild. Jie turi 4000 subscriberių. Taip. Bet jų kai kurie video, jų visi vos, tipo, labai daug turi daug peržiūrų. Mačiau video, kur turi 3 milijonus peržiūrų, 3 milijono peržiūrų, 204 lemų. Ir esmė, kad jie, nieks nežiūri šitą kontentus, tiesiog reklamos, bet jie susipirka reklamas ant tų video ir taip renkasi peržiūras. Pavyzdžiui, užtikrinta, kai 3 kartų patikrinta. Bema, pažiūrėsim dabar trumpai. Kas šiais trečias naujas? Kodėl rodo tik tai siūlę vieną? What the fuck, aš šlikštus. Ai, čia šitą, kur visi matė, kad žiūri YouTube'ą ir girdėjo šitą muzikytą. Ir supranti, kad reikia ieškoti bliutelio, kad skipintų reklamą. Užtikrinta, kai 3 kart patikrinta Neįdomu. Maximos prekių. Neįdomu. Šiaip Maximos reklamos yra pakankamai mažas, nes jos turi būti family friendly. Kino buvo reklamos įdomios, seno alaus. Atsimeni tas reklamas, kur prieina vyras, apmyža medį ir medis nukrenta. Žiūrėk, tauro reklama. Va, tornado alaus. Tuo metu net pavadinimai buvo tokie vyriški, žinai, tipo, dabar ten hipsterių kultūra perėmimus, raudonos plytos, ten dar kažkas, ten ruoniai kažkokie, ne. Tuo metu tornadas, nahui. Tuo metu duoda per galvą, kaip po tornado jautiesi išgėręs 2 gurkšnius. Ir kartu reklamas buvo
Pakankamai geros. Ne, nu patikėk, Žiūrėk. aš tau rimtai sakau. Tu pavarai. A kur tu eini? Žiūrėk, nuvarė biškį nusilengvint. Net tornado, net iš medį po tornado krenta medžiai. Čia jūsų vaikų, man atrodo, mes yra matę tokių. Jo, jūs nematė. Ne. Man atrodo, ir daugiau buvo alaus tokių reklamų, tik gal dabar neatsimenu, kur jos būdavo pakankamai unhinged. Tauro alaus reklama Norvegijoje. Nežinau, šitą nori įjungti. Ai, nesau. Utenos reikėjo berniukam, žinai šitą? Reikėjo berniukam. Žodžiu, tai neįdomu tada. Bet gal kiti nematė. Matė, čia visą prieš 16 metų. Va, tradicinio klipas, Tauras sukurtas vyrams. Dabar visur nealkoholinis, negalima alaus tuo metu. O gal tu irgi negali dabar rodyti? 5 tonų bambalį rodo. Kaip anksčiau buvo mažylio Tauro bambaliai 2 litro. Who knows? Kažkas žino, tai žino. Atsimenu. Oi, tu savo, kodėl man rekomendina kažkas ambient nesąmonės. Žodžiu, tai dar buvo kažkas čia, man atrodo. Kai anksčiau atsimenu, kai amerikiečiai darydavo reklamas alaus, kur tipo reklamuoja alų, bet rodo ten kalnus, upes, gamtą, ten Aliaską ir tipo taip jautiesi po to alaus achiedai. Aš nematau, kad lietai mano kažką tokią turėjo, žiūrėk, plauki vidury upė, ežero. Visas raumeningas tvarai įsinežė alaus. Kerta malkas. Čia kai daro atmas mėlynas buvo geras. Jeigu dabar tik pateiktų, bet žinai, po darbo tu gali išgerti, bet sunkaus darbo. Ai, nesau. Blemo, dabar negalim iš vis turėti alkoholio reklamų, bet tuo metu marketingistai, tik 8,000 peržiūrų, tuo metu žinojo, ką darė. Tuo metu žmonės buvo laisvesni, gal net truputį. Aš dabar laisvė. 20 alaus reklama, 10 sekundžių video. Blemo, aš biškai nežinau YouTube taisyklių, ką galiu rodyti, kad negaliu rodyti. Ar galiu random žmogų dabar parodyti, kuris padarė dabar ir reklamą. Pavyzdžiui, Tauro alaus reklama Norvegijai. Nežinau, neįsivaizduoju. Tai va, kokių dar reklamų atsimeni? Atsimenu, buvo Saridono reklama juokinga. Aš ledų tokias reklamas atsimenu. Kažkodėl man jinai įsikišo į galvą, aš jos po 20... Coca-Colos reklama. Žiūrėk, 2000 metų reklama ir man dabar jinai po 25 metų jinai mane išėjęs iš galvos. Aš nesuprantu, kodėl. Įkėpė man į smegenis, kai dabar reelsai man kepa smegenis, tai tada įkėpė man į smegenis tą reklamą televiziją. Kokia nors TV3 savo ranka. Galva skauda. Kaip gerai, kas gerai, kaip gerai, kad yra Saridono. Saridonas gerai ir greitai. Aukščiausios kokybės medikamentai. Moters balsas tai atrodytų, kad būtų privarius biškį Anavaro kokio, tokie biškį Saridonas gerai ir greitai. Legendinė reklama kažkaip vienas iškiausių vaikystės prisiminimų iš TV srities, man atrodo, dar buvo jos kitokia versija, kur įbėga nejaunojo krepšininkas. Jo, buvo. Saridonas gerai ir greitai. Blembas Saridono reklama. Ką nori, ledų reklamos? Ledų reklamos. Būdavo visokių atsimenu ledų reklamų. Tikrai visi matė kažkokias. Tai yra tų visokių reklamų, bet aš atsimenu visokius unhinged kažkokias tokias keistas. Prieš baltosios varnelės, tai reklamų prieš 10 metų. Nu va, baltoji varnelė. Sveikas gyvas, Martynai! Iš
kur ponas būsite? Iš Kauno. Iš Kauno, šaunu, kaip patekote į mūsų žaidimą? Kas reiškia? Gerai, kad tai nepadarė. Tetos dėka. Tetos dėka. Gerai, kad tai nepadarė. Teta kokią savaitės dieną jums įteikė bilietą ir kiek bilietų įteikė? Vieną bilietą. Vieną bilietą. Ir jis gali jums atnešti automobilį, beje teisės turite ar ne? Teisų neturiu. Reikės įsilaikyti. O, sunku maišokė tokie, gal pinigų labiau reikia? Pinigų irgi reikia, automobilio, šiaip abiejų reikia. Tai aš kaip Ką suprantu, jis valgys įdomu? Biškai žandėkų, bet lamdo. Martynai, supažinkit, ką jūs veikiate Kaune. Studijuoju. Žinau, ką veikia. Kur studijuojat? Vadovu. Vadovau, tai Vytauto O, didžiojo teisininkas. Teisė. O, rimtas vyras. Teisininkų žvaigždė, ar ne? Teisininkas Įdomu, žvaigždė. kaip jo karjera dabar. Jis dabar produktyviausias įmonės teisininkas šių. Nes jau nuo tada mėgo stimuliuoti smegenis. Su ta stovės neina į teismą Jūs tikriausiai. kaip ekstrasensas, skanuojate. Ir dabar jūsų rankose du vokai, gerbiamas Martynai, beje, ar pirmą kartą televizijoje? Pirmą kartą. Perduokit rinkimus, ką norite. Sveiki. Labutės visiems. Gerai, vieną voką man, vieną savo ir tada mes pasidėsime. Duosi voką? Aha, rimtas pasirinkimas. O, ačiū. Jo. To. Martynai, būsimai teisininkų žvaigždai, noriu pasiūlyti 12 000 litų. Kadangi šitam mokė bus tikrai automobilis, Tada aš siūlau 1000. O, kaip laubolina, bičia. Jūs teisininkai, tikrai bus aš automobilis. supratau, bet noriu pasakyti, kad jūs teisininkai šiek tiek atitrūkė nuo realybės. 14 000 litų, toks mano pasiūlymas. 15 ir sutarėm. 14 ir nebe. Ai, vos nenuskemino. Jūs jau čia pradedate dėrybas. 14 000, ką jūs darote? Ar imate pinigus, ar bandom atidaryti voką? Ką sako jūsų Imat pinigus. Imat pinigus? Oi, tiesiog einam į labai tamsų interneto kampą. Grįžtam į tą, mano smegenys, aš iš tikrųjų negaliu rodyti kol kas. Jei norėsit žmonės patys, negit pažiūrėti, internetinės knygynas. Čia yra bičiukas, kuris apsirengęs moteriškais drabužiais, vos dengiančiais užpakalį, groja ir šoka. Bet šiaip kitų čia buvo, man atrodo, video, kai jo mažiau buvo biški išėję. Gamerio istorija, pavyzdžiui. Gamerio istorija buvo. Įdomus, tai įdomu, ar tas gameris dabar turi darbą. Bet to, žinot, kas laimėjo vietinius Gambijos rinkimus? Ne, nežinojau. Namibijos, tai yra, sorry, Namibijos gyventojai. Aš irgi nežinau, bet dabar norėčiau sužinoti. Ei, kodėl nerodo? Ai, va! Juos laimėjo mūsų senas, geras austrų tapytojo bendravardis. Nežinau, kažkas geras sugalvojo Namibijai vardą politikui, bet nežinau, matosi per eglutę? Jeigu nesimato, aš jų patemsiu dar į čia. Juos laimėjo. Žiūrėk, ar matosi ar ne? Matosi viskas. Ai, matosi pavadinimu, tai va laimėjo vietinis politikas. Ai, ne, šitas nesimatė. Ai, nu gerai. Va, dabar matosi. Dabar Matosi. ištraukiu kompuką. Pergalė. Pergalė, grįžta antram raundui, nežinau. Žodžiu, tai va, tai šiaip įdomus faktas, norit pasigūginti, daugiau nieko nežinau apie šitus jų vietinius rinkimus. Šiaip tiek, nežinau, dabar reikia visiškai antinis dalykus daryti, aš noriu pasižiūrėti. Dar buvo be undergroundinio knygyno Čigonų taboras. Čigonų taboras tai 4, man atrodo, buvo legendinis kanalas, labai seniai nemeta nieko. Bet dabar pasikepsim smegenis, kaip rilsuose kepa, galima išsikepti, o kažką naujo įmetė. Dabar žiūrėsim 1,5 valandos šitą video visą. Sveikas, Deividai.
Vyrutas sako paėst. Tai va, ką aš dabar... Jis man atrodo, kuria video šitas vyrukas, aš nežinau, kas yra, norėčiau jį linkint, kad jam duoti peržiūrų, bet jis man atrodo TikTokus turi. Pirmą kartą matau. Jo, jis TikTok, jis turi, man atrodo, TikTok'e kažką daro. Tai ką, lenksiu. Įdomus veikėjas, žodžiu. Nėra laiko čia žiūrėt. Taip viską. Bet pažiūrėsiu paskutinį video keltą, kurio neužu. 203 minutės. What the hell? What the hell? What the hell? Tu taip žiūrėsi kamerą. Atrodo labai creepy, žinok. Kągi, žiūrėkit, dabar aš jūs hipnotizuoju pirkti Maximui maistą. Pamatėte šitą proto plovyklą, dabar pažiūrėkit, kokia kokybė Maximui. Maximos incidentas 100 štukų peržiūrų, kas čia per anime kažkokie, kas čia per cringe'as, galit man po, kas čia per cringe'ą, tokį kurio kažkoks bugalas, kuria anime, nu gerai, gal per anksti teisiu. Šiaip nemanau, kad per anksti teisiu, bet jei pasižiūrėsim turi. Ką čia visas reklamuoja, kur gerai. Jūs rimtai žiūrit? Jūs rimtai 100 000 kartų video šitą peržiūrėsit? Jums kažkas įdėjo pastangas, kad čia kažką čia gal su jajum backgroundu, aš nežinau. Jie kalba japoniškai? Čia Maxi Bujabu, ne, lietuviškai, bet su tuo akcentu Bujabu. Ai, nesąs. Nežinau, kad žiūrėsite, kas man šitą video, jeigu jums patiko, jūs esate gulėti, kas to. Jums reikėtų pergalvoti savo gyvenimo pasirinkimus. Literaliai, reikėtų biškį pakeisti savo gyvenimą, reikia susitaikyti su tėvais, susitaikyti su žmona, surasti, nežinau, merginą, eiti žolę paliesti, nežinau, pavaikščioti lauke. Atsiprašau, man reikės šitos asmens dokumentą. Ar jūs negalite čia rūkyti? Jeigu jūs neironiškai žiūrėsit video, jums tikrai reikėtų, nežinau, gauti kažkokį, išmokti kažką, išslavinimą, išmokti, nežinau, drožti medį kokį, nežinau, jūs nulipkit biškį nuo to pompo. Aš nesipradėsiu. Įdomu, yra kas susikūrė. Labai gera reklama. Aš žinau šitą video kūrėjas kažką smarkaus naudoja. Bet gera reklama, man Tipo, baigėsi žlaučiais 20 minučių eis. What the fuck, tai tik toks trumpas? Bet geras. Dėkui, Alberiniu, kad nuvedė mane per šitą video gerulis. Absolute cinema. Gen Z turi savo DBZ prikolas. DBZ prikolas bent jau turėjo mintį. Dabar aš visi tie video, kur mėgstate, aš grąžinsiu jūs jį. Aš jūs išmokinsiu kažko naudingo. Taksistas esat? Nu, aš senas taksiuoras. Aš dabar biškį dušmenį noriu atkarčiais. O papasakosit, kas nutiko? Nu va, dižokas bus iškalęs. Короче, липов и пару до антра передача. Kažko nekanalina, jungiau rečagą į antrą передачу. Вгас, ну які дубно. Nekanalina. Sustojau, sakau reikia. Šitą žinau. Pažiūrėk, o matai, Jo, matiko obadas nuėjo. Ką
darbo profkės atšalusios, Saliarą išbėgus, vadino Duda. Kada čia? Karočią parašo. Truba gaunas. Štai kaip aš norėčiau Gerai, niekam įdomu, čia neršit jau. išdėstyti tvarkingai. Geriau pasižiūrėkit visi Gen Z atstovai, kaip normalūs bičai lenda į eketę. Gerai, dabar viskas, stenkis, jau liebe. Ir jeigu taip nesat išlipę iš eketės, jūs nesat buvę eketėjai. Nešam mašną. Nešam mašną, smūgė. Įsikėkė, pizda, nešam mašną. Galva. Paimk, iš ranką šum užkoja, imk iš ranką. Kad nesušalko, nešam mašną. Davai, galia. Nu tai skambinkit man pokų iš viso. Ar jūs skambinsit su pečerinė ar ne? Duokit man keturis. Tai 340, aš tai nuvešiu. Iš karto reitingas matosi, kad 3 pastoviai. Ir jeigu neturėjot tokios bolto patirties, aš nesit važiavę boltų. Nosis teko biškį žiemo, aišku, ką padarysi, toks gyvenimas. Jūsų sūnuks pateko į avariją, skambinkite ir ką tik nudoksinau numerį, kuris jau neveikia kokius 35 metus. Tėvai, kelkis. Kokie orai? Rašo, kad su sūnum blogai. Ką? Su sūnum blogai rašo. Vėl? Rimtą kartą aš kartoju, kad jie pinigų nori. Jūsų sūnum viskas gerai. Bet rašo, kad blogai. Gerai. Palyginus tuo metu irgi biškį buvo, kad humoro nemažai. Sūneli, aš gavau žinutę, kad tu patekai, aš tai parašysiu. Bet žinai, kas yra žiūriausia, kad dabar su AI tai yra realu netgi apgauti iš tikrųjų. Su AI dabar sugeneruos jūsų sūnaus balsą, jūsų močiutei, tavo balsą sugeneruos tavo močiutė, nusiūs jam 200 000 eurų. Nupirks kripto, nupirks eterio, nupirks už... Ką jūs ten dabar dropus perkat? Kažkiek ten yra kripto, kur dar nesekama. Solana gal? Karoči, jo, tai... Jeigu nesat matę šitą video, jūs nesat buvę internete. Aišku, dabar mes turim Steve Wood ir visokius panašius veikėjus internete, bet tuo metu tai buvo kažkokia naujovė pasauliui. Įdomu, jeigu jis būtų žiūrtuvėlį prie vienos kėdės būtų užsidegęs. Nagi, tai kur? Kada ten? Aiva. Pačioj pradžioj. Be to čia yra vanduo. Visi negaliu reklamuoti. Negaliu daryti blogos įtakos jaunimui, dėl to jis geria čia vandenį. Esate kada nors pusę litro arba 0,7 litro vandens išgeria vieno užsivertimo. Sunkiai? Jeigu būtume tikrai hipsteriai, tikrai sveikuoliai, tai iš tipo vandenį gertumėt kaip Antoniukas geria. Dar galiausiai užsikūrė cigariuką. Tas cigariukas yra herbal. Jis yra, kur aktoriai rūko ten iš žolelių kažkoks pagamintas cigariukas, kad nekenktų plaučiam, jie praktiškai nekenksmingi. Važiuoju. Užsiplėšva, prikurs dar. Normaliai. Tikras aktorius, Cillian Murphy mūsų amžiaus. Jis kaip Tomas Shelbys, tik tikram gyvenime, nes Tomas Shelbys daug rūkydavo tų savo herbal cigarų. Tai šis irgi man iškart užsikuria. Pergalės pasaulės. Aš galvoju, kad Antoniukas dar vis pergyvens.
Kepuriukę, va tikrai hipster. Jūs dabar norit Vilniaus gatvėje vaikščiant, taip atrodyti kaip jis. Prie rotušės, ant tam paties. Varat į tekstį iš kafe visokius. O taip apsirengę, jūs galvojat, jūs kieti. Jūs viską kopijuoti iš Antaniuko. Props Antaniukas, be to. Nu, nežinau, nerekomenduoja nieko kažko. Šiaip benamių už 600 milijonus visai juokinga buvo iš savo laikų. Arba Nastos irgi, silkių magnatas irgi visai neblogas. Jeigu nesat taip pardavinėję, žiūrėk dar filmuoja, nesibaigėti noras mintis, šilvarų valandą. 30 minučių. Jeigu nesat taip pardavinėję žuvies, taip savo kaime, jūs nesat tikras salesų žmogus. Jūs dabar dirbat įmonėje kažkaip hipsterių salesose. Jūs nežinot tada, kas per darbas. Jūs dabar pardavinėjat kažką naudingo žmonėm, jis tuo metu galėjo silkę prastumt drambliui. Kažkas pardavinėja dramblį, sako per dramblį. Jis tam pačiam drambliui silkę parduodavo. Bėkit silkių, daug, tada viską sužinosit. Ko pageidausite? Kažkaip burnoje, priesko. Sakau, gal silkės turite? O kaipgi, rinkitės? Man vis tiek. Kaip tai vis tiek? Pačiupinėkite, pauostykite, pakalnokite. Kaip sakoma, pagal skonį. Kad visos kurios. Norėčiau su silkė išeiti. Tai prašom, rinkitės ir iš vidurio. Imu. Kurią? Bet kurią? Tučtojo, pamanėkite pasakyti, kur jums prie širdies. Susimildamas. Sako, jau užknisai, duok kažkį silkę. Sako, kurią? Dvi silkės stovi realiai vienodas. Prašom pasakyti, kuri jums prie širdies. Trečią kartą klausė. Po velnių. Silkė. Greitai. Jis norėjo, geras. VGT egzamino rezultatai. Šitą irgi kažkada man labai seniai suodis. Tik neatsimenu būtent apie tai, ką aš galvoju ten. Gerai, pažiūrėjom kartą dar vieną. 5. Man. 2. Visko būna. 4. Visko būna. 3. Visko būna. 2. Visko būna. 2. Visko būna. 3. Ar verta tapti studentų Lietuvoje prieš 17 metų? Galėjau paklausyti šitą video. Gerai, tai manau reiks baigti šitą video, nes nieko nerekomenduoju daugiau. Neužilo, ką galite palinkėti mūsų iki... Pabaigai. Kiek? 100 metų. O ką galite palinkėti mūsų šimtadienį? Laikytumėt viską gerai bus. O kaip jums sekėsi mokykloje? Nieko gerai. Nu nieko, aš 120 baigiau, Šilutės taip jau atėjus. O pavyzdžiui, ar mėgote mokyklą? Kur? Ar mokyklą mėgote? Ką aš dabar eisiu tą mokyklą mėgoti dabar? Jo, jis varo mėgoti šūlę. Jūs galvojat, kad jūs nerdai esat labai mokinatės ir bičas, jam, nežinau, čia nuo kem iki 5 metų, nuo 30 iki 80 tokiam tarpe, gal nuo 25 iki 80. Jis vis dar eina mėgoti į mokyklą, jis miego, jis sako, mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs. Jis taip karščiai pasidaro tas šaknis, kad po to taip saldu bus, pamatysit. Nieko, dirbu privačiai. Privačiai va dirbu. Kaip sekasi? Nieko gerai. O kas dar yra geresnio likę iš jūsų prisiminimo apie mokyklą? Nu nieko. Jau kad skaityk, aš esu 50 metų, išmiriu pusę. Oi, nu savo, čia kaip life expectations, kaip prieš 2000 metų, tipo, jis sulauks 30, tai visai gerai varai. Tai sako 50 pusė išmirė, nes dar neišrado nuo antibiotikų žmonėje. Tai viskas, o tai iš kur čia daugiau surasit daugiau? Ir ką galite palinkėti 12-okams? Kad jūs 100 metų gyventumėt.
Jo. padvigubintų jo gyvenimo trukmę. Gerai, manau, kol kas reikia baigti šitą maratoną senų video. Po to dar pasižiūrėsim kitų. Žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot. Operatoriau, žinau, kad surištas rankas, gali gal išjungti. Visą.